Ar žinojai, kad nuostabaus skaitmeninio cirko pabaiga privertė jo įgarsintojus verkti? Ir po 8 serijos sąžiningai manau, kad jau supratome kodėl. Nes kuo daugiau analizuoji serialą, tuo labiau atrodo, kad pabaiga buvo prieš mūsų akis jau nuo 1 serijos. Taigi, pasiruošk išgirsti visas galimas nuostabaus skaitmeninio cirko pabaigas. Kad geriau suprastume šią pirmąją teoriją, pirmiausia išsiaiškinkime štai ką. Gooseworks kūrėjas sakė, kad pabaiga bus karti ir saldi. Ir atvirai kalbant, po 9 serijų, kai buvo ieškoma išeities, sužinoti, kad jos niekada nebuvo, atrodo pernelyg tikėtina. Jei geriau pagalvosime, jei kas nors atrodo pasmertas likti cirke, tai yra Jacksas. Nuo 7 serijos viskas aplink jį nustojo atrodyti kaip paprasti, grubus pokštai. Juk būtent jis desperatiškai paspaudė raudoną mygtuką, kad liktų serijoje. O 8 serijoje žvaigždė, kurią jis gauna, galiausiai susiejama su raudona spalva Keino kabinete. Be to, Jacksas yra pernelyg panašus į Tedą iš Neturiu burnos ir turiu rėkti, kuris buvo neįtikėtinas skaitmeninio cirko įkvėpimas. Tedas visą istoriją elgėsi žiauriai, savanaudiškai ir nemaloniai su visais kitais. Tačiau galiausiai jis pasiaukoja, kad išlaisvintų grupę ir lieka amžinai įkalintas kažkame, kas yra blogiau už mirtį. Ir atvirai kalbant, tai skamba pernelyg panašiai į pabaigą, kurią galėtų turėti Jacksas. Per jo nervinį suirimą matome labai greitus automobilių, kelių ir naktinių šviesų blyksnius. Ir nuo 7 serijos atsirado teorija, kad Jacksas galėjo būti patekęs į automobilio avariją prieš patekdama į cirką. Tokio rimto avariją, kad jo tikras kūnas galbūt neišgyventų už simuliacijos ribų. Ir jei tai tiesa, tuomet išėjimas jam nebūtų laisvė. Greičiau Jacksas mirtų. Tai paaiškintų, kodėl jis spaudžia raudoną mygtuką, neturėdamas galimybę pabėgti. Ir kodėl jis elgiasi cirke taip, lyg niekas nebūtų tikra. Taigi, dėl šios priežasties jis verčiau renkasi likti įstrigęs, nei susidurti su tuo, kas yra už jo ribų. Tačiau iš tikrųjų yra dar viena, dar blogesnė galimybė. Nes serialas taip pat atrodo užsimena, kad Jacksas gyveno siaubingą gyvenimą net ir prieš avariją. Kiekvieną kartą, kai seriale pasirodo šeimos smurto tema, kažkas jame pasikeičia. Geriausias pavyzdys yra tada, kai Ragata kalba apie savo motiną. Jacksas, kuris paprastai niekada nenustoja juokauti ar erzinti kitų, tiesiog nutyla. O kai Jacksas nutyla, tiesą sakant, tai baugina labiau nei bet kuris jo pokštas. Galbūt jis bandė pabėgti iš namų? Galbūt jis bėgo nuo kažkieno? Ir galbūt tą naktį nutiko kažkas, kas visiškai sugriovė jo gyvenimą. Ir jei vėliau gilinsimės į Jackso personažą, vis labiau atrodo, kad Jacksas bijo išeiti iš cirko. Tačiau jei Jacksas atstovauja žmogų, kuris nusprendžia pasilikti, tada Kingeris galėtų atstovauti visiškai priešingą pusę. Nes paskutinėje serijoje yra per daug užuominų rodančių į jį. Pavadinimas, didysis finalas arba paskutinis veiksmas gali būti ne teatro nuoroda. Daugelis žmonių mano, kad tai gali būti susijęs su jo tikruoju vardu Koda. Ypač jeigu jo vardas būtų Grantas arba Grandas. Tai suteiktų daugiau prasmės, kodėl jis yra šachmatų figūra. Faktas, kad jis yra tiesioginė prasme karalius lentoje. Ir svarbiausia, kad būtent jis pašalino Kainą. Jei remsimės bibliniais šaltiniais, pradžios knygoje tas, kuris nužudė Kainą, gavo bausmę 7 kartus sunkesnę. O skaitmeninėme cirke būtent Kingeris paspaudė mygtuką pašalinti. Ir iš tiesų, jei sujungi religinius simbolius, biblinės nuorodas ir nuolatinę aukos idėją, atrodo, kad Kingeris gali būti tas, kuris padarys paskutinį ėjimą partijoje. Ir tai galėtų reikšti visko paaukojimą tam, kad kiti pagaliau galėtų išeiti. Trečioji galimybė, atvirai kalbant, galėtų būti pati liūdniausia iš visų. Nes kuo daugiau analizuoji Pomnį, tuo labiau atrodo, kad serialas nuo pat pilotinės serijos užsimena, jog ji gali galiausiai paaukoti save dėl visų kitų. Ir stipriausia užuomina buvo ten nuo pat pradžių. Paskutinė scena prie stalo išdėsta lygiai taip pat, kaip ir paskutinė vakarienė. O Pomnį sėdi pačiame centre, toje pačioje pozicijoje kaip Jėzus Leonardo da Vinčio paveiksle. Ir blogiausia tai, kad visa Pomnį asmenybė atitinka šią idėją. Ją supa žmonės, tačiau ji vis tiek atrodo visiškai viena. Ir pats ironiškiausias dalykas yra tas, kad ji apsirengusi kaip juokdarys. Kažkas sukurtas tiesiog tam, kad linksmintų, kol visi ignoruoja tai, kas vyksta cirke viduje.
Ir tada dar yra reikalas su Kristine. Nes viename iš reklaminių vaizdo įrašų Keinas ją tiesiogiai taip ir pavadina. Kristin, koks tavo noras? Kristin, koks tavo noras? Tai ne mano vardas. Nemeluok, Kristin. Ir kai Pomni sutrikusi atsako, kad tai ne jos vardas, Kein vėl atkakliai sako, nemeluok, Kristin. Serialas niekada nepaaiškina šios akimirkos. Ir kuo daugiau apie tai galvoji, tuo labiau atrodo, kad Pomni gali sekti panašiu keliu kaip kankinė. Kažkas, kuris galiausiai prisima grupės kančias, kad kiti galėtų pabėgti. Net jos vardas įgauna kitą prasme, kai prisimeni, kad Pomni yra susijęs su prisiminimu. Tarsi galutinis veikėjo žinutės būtų toks paprastas ir pražūtingas. Tiesiog prisiminkite mane, kai išeisite. Ir čia viskas tampa dar keisčiau, nes paskutinėme plakate matome dvi skirtingas spynas. Viena nukreipta į dangų, o kita į ryškę šviesą. O siužeto santraukoje tiesiai klausiama, ar jie priims tai, ką atras, ar pasirinks kitą sprendimą. Tai mums leidžia manyti, kad personažai pasirinks skirtingus kelius. Vienas įrodymas patvirtinantis šią mintį randamas per Keino dainą. Kortos atrodo nėra išdalintos atsitiktinai. Jacksas gauna žvaigždę, Kingeris – mėnulį. Vėliau biure durys sujungia žvaigždę su raudona spalva, o mėnulį su mėlyna. Ir tai labai pasikeičia, kai prisimeni 7-ąją seriją, nes raudona reiškia pasilikti, o mėlyna – išeiti. Nes atvirai kalbant, Jacksas jau nebeturi visiškai nieko, kas jo lauktų už cirko ribų. Nuo pat pirmos serijos Pomni yra praktiškai vienintelis žmogus, kuriam pavyksta jį pamatyti už kaukės. 6-oje serijoje ji tiesiogiai jį konfrontuoja dėl vaidmens, kurį jis vaidina prieš visus. O 7-oje serijoje ji tiesioginė prasme neleidžia jam visiškai pasiklysti. Kol visi kiti jo bijo arba vengia, Pomni vėl ir vėl prie jo sugrįžta. Ir tai jų ryšį paverčia pavojingai svarbiu. Nes Gooseworks pasakė, kad jie yra du pagrindiniai veikėjai dėl vienos priežasties. Jie ne tik dalijasi scenomis, jie yra visos istorijos raktas. Taigi, jei grupė tikrai išsiskirtų, būtų labai logiška, jei Pomni nuspręstų likti su Jacksu. Ne todėl, kad ji norėtų gyventi cirke, o todėl, kad ji negalėtų pakelti minties tapti dar vienu žmogumi, kuris jį palieka. Tuo tarpu Kingeras atrodo jau kelis epizodus eina priešinga kryptimi. Mėnulis susijęs su mėlyna, mėlyna susijusi su išėšimu. Viskas rodo, kad jis gali būti vienas iš tų, kuriems galiausiai pavyks pabėgti. Ir Ragada tikriausiai eitų kartu su juo, bet Gangle yra kur kas sudėtingesnė. Ta frazė iš anonso "iš tikrųjų norėjau padėti, galiausiai buvau nenaudingas" neskamba kaip kažkas, kas kalba apie paprastą, nepavykusią nuotykį. Tarsi jis būtų padaręs netitaisomą klaidą. Ir priklausomai nuo to, ką jis mano, kad įskaudino, tai gali visiškai nulemti, kurioje pusėje jis atsidurs. Ir tada yra Subo, kuri atrodo jau seniai nustojo rūpintis cirku. Vienintelis žmogus, kuris atrodo iš tikrųjų ją laiko emociškai prisirišusią, yra Ganglis. Taigi, jei Ganglis pasiliks, tikriausiai ir Subo liks. Tačiau kuo toliau einame, tuo viskas darosi blogiau. Nes yra kita teorija, kuri visiškai pakeičia serialo prasmę. Kingeras pateko į cirką 1994 metais. O dabartinė laiko juosta atrodo vyksta 2017 metais. Tai yra 23 metai. 23! Įsivaizduokite, po 9 serijų, kai beviltiškai ieškai išeities ir galiausiai supranti, kad išeiti gali būti blogiau nei pasilikti. Ir tai susiję su dar tamsesne teorija. Kas jei jie net nėra gyvi? Kas jei vizorius niekada nebuvo tik simuliacija, o kažkas panašaus į limbas? Nes seriale nuolat rodomos scenos, kuriuose personažai yra sužeidžiami labai specifiniais būdais. Pomni vis dar persekiojo šunis apleistame CNA pastate. Gangle susijęs su autoavarijomis. Subo susijusi su dismorfija ir atmetimu savo kūno atžvilgiu. Ragata kalba apie šeimos smurtą. Ir Jacksas, atrodo, kad Jacksas nešiojasi kažką daug blogesnio. Bet net ir su visu tuo Keinas niekada nesielgia kaip tradicinis piktadarys. Ir tai labai daug ką keičia. Nes viso serialo metu jis iš tikrųjų atrodė tikintis, kad padeda žmonėms.
Iš tikrųjų, kai viskas pradeda griūti, vienintelis klausimas, kurį jis užduoda, yra daug liūdnesnis nei atrodo. Kodėl jūs mane kankinate? Kodėl jūs vis mane kankinate? Aš nepasitaisiau, ateikite! Ir tada Aleksas Rošanas atskleidė kažką, kas iš tikrųjų visiškai pakeičia tą sceną. Paskutinė Keino eilutė prieš jį pertraukiant neturėjo būti nei pykčio, nei nevilties. Tai turėjo būti kažkas daug žmogiškesnio. Palauk, ką aš padariau? Ir vien tai jau būtų pražūtinga. Jei ne tai, kad tai galėtų būti tikrosios Keino pabaigos užuomina. Nes jei kokia nors jo versija grįžta pabaigoje ir pagaliau supranta, kodėl visi norėjo pabėgti, tada stipriausia teorija yra ta, kad būtent jis pats atidaro išėjimą, taip užbaigdamas savo tikslą – pagaliau suprasti žmonės. Na, Gooseworks Tumblr parašė, kad Keinas ir Bubble buvo pašalinti. Bet atvirai kalbant, mes jau matėme, kad jį mėgsta slėpti dalykus, kad apsaugotų serialo staigmenas. Ir keista tai, kad net po Keino mirties Bubble vis dar pasirodo. Ir tai vėl pasikartoja 9 epizodo anonse. Tiesiai už Pomley cirko viduje. 9 epizodo plakate matome kubo formos figūras, kurios kyla iš vidaus. Tarsi kažkas bandytų pabėgti. O už įtrūkimų galima pamatyti akis, identiškas tiems, kuriuos turi abstrahuotieji. Ir tai atveria dvi vienodai siaubingas galimybės. Pirmoji, kad abstrahuotieji tiesiog išsilaisvins ir taps galutinė cirko grėsme. Tačiau antroji teorija galėtų dar labiau pakeisti visą serialą. Nes 8 serijoje terminale pasirodo kažkas labai specifinio. Aplankas pavadinimu CNA Neural Scans. Pažymėta kaip pasenusi. Ir dar žodis mums suteikia didelę užuominą, nes pasenusi nereiškia sunaikinta. Significa reemplazado. Tai gali reikšti, kad abstrahuotų žmonių protai vis dar gali būti kažkur saugomi. Ir čia atsiranda Kingeris. Nes jis yra praktiškai vienintelis personažas, kuris iš tikrųjų supranta, kaip veikia cirko technologija. 8 serijoje aiškiai parodoma, kad jis supranta sistemos dalis, kurių niekas kitas nesupranta. Ir jei jam pavyktų atgauti tuos nuskaitimus iš tuštumos ir atkurti Kvynę po daugiau nei 20 metų. Tiesą sakant, vien ši scena jau paaiškintų, kodėl kai kurie aktoriai verkė skaitydami pabaigą. Ir tai tiesiogiai susijęs su dar viena milžiniška užuomina, kurią 8 serija paliko labai paslėpta. Kingeris sako, kad visi žaidėjai turi tuos pačius gebėjimus kaip ir Keinas. Tik jiems reikia susikaupti. Ir keisčiausia tai, kad jis jau tai darė pats to nesuprasdamas. Ir drugeliai, kuriuos jis materializavo, tai įrodo. Be to, 9 serijos miniatiūroje Jacksas pavaizduotas apšviestas raudona ir mėlyna spalvomis. Būtent spalvos siejamos su Keinu. O anonsinėme klipe atrodo, kad jis tiesiogiai susiduria su Kingeriu po sistemos sunaikinimo. Dabar mes neturime nieko. Ši frazė visiškai keičiasi priklausomai nuo to, kaip ją interpretuoji. Nes galbūt Jacksas nekalbėjo apie cirką. Galbūt jis kalba apie vienintelio dalyko, kuris laikė grupę kartu – praradimą. Su tuo pradeda labai aiškėti, kad tikroji Jackso baimė niekada nebuvo būti įkalintam. Jis bijojo likti vienas. Ribitas dingo, Kaufmas dingo. Ir kiekvieną kartą, kai kas nors atsiribodavo, Jacksas elgdavosi taip, lyg prarastų dalį savęs. Taigi, jei jis įgyja galės anksčiau už kitus, jis galėtų padaryti lygiai tą patį, ką padarė Keinas. Ne todėl, kad norėtų valyti žmonės, o todėl, kad jis negalėtų pakelti vienatvės. Dar kartą. Keinas negaudė žmonių todėl, kad jų nekentė. Jacksas galėtų tai padaryti, nes negalėtų pakelti jų praradimo. Ir tai daro šios du personažus dar tragiškesnius. Keinas uždarydavo žmonės, nes niekada iš tikrųjų nesuprato, kaip juos mylėti. Tačiau Jacksas labai gerai supranta žmonių praradimo skausmą. Todėl plakatas, kuriame visi yra didžiulėse Jackso galvose, atrodo toks keistas. Beveik taip, lyg pabaiga priverstų grupę tiesioginę prasme įžengti į jo protą, pamatyti jo prisiminimus. Suprasti, kas iš tikrųjų jį palaužė. Ir jei taip nutiks, tikriausiai tai bus tas momentas, kai visa Jackso kaukė galiausiai bus sunaikinta. Nes kuo daugiau stebi šį personažą, jis vis mažiau atrodo kaip piktadarys ir vis labiau kaip kažkas, kas siaubingai bijo vėl likti visiškai vienas. Ir tada Gooseworks tikriausiai atskleidė pavojingiausią iš visų užuominą. Ji pasakė, kad yra paruošusi siužeto posūkį, kaip su rožiniu kvarcu iš Steven Universe.
Atskleidimas, kuris visiškai pakeičia tai, kaip interpretuoji visą ankstesnę istoriją. Ir po to. Nebežinau, ką galvoti. Esame taške, kur po žodžiu nieko, kas sako kūrėja, negalima laikyti absoliučią tiesą. Gooseworks sakė, kad daugiau dainų nebus, o 8 serijoje buvo viena. Jis sakė, kad Bubble mirė. Ir Bubble vis dar pasirodo anonso metu. Taigi, paskutinis siužeto posūkis tikriausiai nebus kažkas mažo. Jis gali visiškai pakeisti visos serijos prasmę. Ir galbūt todėl Gooseworks apibūdina 9 seriją pačiu paprasčiausiu ir keisčiausiu būdu. Ką? Nors tiesą sakant, po 8 serijos jau yra žmonių įstikinusių, kad Keinas galiausiai susijungs su Pomni. Ir blogiausia tai, kad aš net nebežinau, ar verta tai atmesti. Bet dabar man reikia pamatyti, kokias beprotiškas teorijas turite jūs, nes kuo daugiau analizuojame šią seriją, tuo mažiau viskas atrodo normalu.